Beje, aš pasakydamas prieš tai, kad nebuvo jokios negatyvios informacijos apie naujai duris atvėrusi teatrą, šiek tiek suklydau, nes buvo negatyvios informacijos. Negatyvi informacija buvo tai, kad negalima gauti bilietų ir kad bilietai... Kad būtų ta galimybė teatrą pajusti iš visų pusių, pažiūrėti ir kaip pastatą, pamatyti spektaklį, pamatyti nuostabius profesionalius atlikėjus. Ir mums keliamos užduotys neatrodo neįmanomos. Ne, mes tikrai turime labai ambicingų planų. Aš žvelgdama į Lietuvos kultūrinį potencialą galvoju, Dieve, kokie mes nuostabus, kiek mes daug galim padaryti, kokie kūrybiški pas mus yra žmonės. Sveiki visi, kurie žiūri ir klauso Vakarų Ekspreso tinklalaidę Laikas Klaipėdai. Tinklalaidės viešnia šiandien yra Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė Goda Giedraitytė. Labadiena, Goda. Ačiū, kad atvykot. Ačiū, kad pakvietėt. Goda, praėjo 9 mėnesiai nuo to, kai pradėjote darbą kaip teatro vadovė. Ką supratot per tuos 9 mėnesius? Kas gimė? O čia toks klausimas, labai reiktų daug laiko atsakyti. Trumpai, tai labai džiaugiuosi, kad esu šitam teatre, su šito kolektyvu ir su visais planais, idėjom ir vizijom, kurias atsinešiau ir kurias jau pasitvirtinom su komanda ir judam tolyn. Tai tiesiog gera būti Klaipėdoje ir kurti Klaipėdai. Ir jaučiate savo vietoje? Jaučiuosi savo vietoje, tikrai neslėpsiu, kai buvo paskelbtas konkursas, tai ilgos dvejonės buvo eiti, neįt bandyti, bet šiai dienai tikrai manau, kad turiu 5-metį, nes sutartis yra 5 metams, kurio metu galiu įgyvendinti tai, ką galvojau ir galbūt atneš tam tikrų pokyčių, nes mano visa patirtis tiek savivaldybės sektoriuje, tiek Europos projektų, tiek nevyriausybiniam sektoriui leidžia matyti tam tikrus dalykus, kuriuos galiu keisti, kuriais galiu praturtinti teatrą. Tai jaučiu kaip savo stiprybę ir džiaugiuosi, kad galėsiu tą padaryti. Jums tai nebuvo visiškai radikalus pokytis gyvenime, dėl to, kad jūsų visas profesinis gyvenimas berods yra susijęs su kultūra. Ir jūs ją pažįstate įvairiais pjūviais Klaipėdoje. Tai, o muzikinis teatras, ne, kas tai yra per įstaigą, kaip jums atrodo? Kokį jį vaidmenį atlieka bendruomenės, tai šiuo atveju, tarkim, klaipėdiečių gyvenime? Tai visų pirma, reiktų atkreipdėmėsi, kad tai yra viena didžiausių Lietuvoje kultūros įstaigų ir vakarų Lietuvoje tai yra didžiausia kultūros įstaiga. Mūsų komandų yra 280 darbuotojų, nes mes turime simfoninį orkestrą, chorą, solistus, baleto trupę, jau neskaičiuojant administracijos, scenos darbuotojų, grimerių, kostiumininkų, žodžiu, tai yra labai labai didelė komanda. Iš kitos pusės mes kaip muzikinis teatras, kaip valstybinė įstaiga, vėlgi turime labai platų spektrą galimybių veikti, nes muzikinis teatras tai yra ir šokio spektakliai, ir miuziklai, ir operetės, ir operos, ir simfoniniai koncertai, žodžiu, tikrai spektras platus. Tai mus įgalina būti įdomiais, kaskart skirtingais ir užtikrinti įvairų paslaugų spektrą, kurio reikia klaipėdiečiams. Ir Klaipėdos regiono gyventojams, nes mes save pozicionuojam vis tik tai kaip įstaiga, kuri yra Klaipėdos viso regiono, gal net visos vakarų Lietuvos įstaiga, kuri vienintelė šitam krašte užtikrina galimybę girdėti kokybišką, profesionaliai skambančią muziką. Pamenu, kai pradėjot darbą, buvo toksai oficialus pranešimas Kultūros ministerijos, kuri skiria vadovą į šią poziciją ir jūs sakėt, kad sieksiu atvirumo. Prisimenu tą ir po to galvoju, o kokio čia dar atvirumo muzikiniam teatrui reikia, kuris tie, kas bent kiek domisi, jis atrodo ir taip be galo atviras, dėl to tiek žanrų spektras, tiek atlikėjai, visas pasaulis, Iranas, Japonija berods, ko tik tais nėra, atrodo jau atviresnės įstaigos negali būti. Tai kur jūs matote atvirumą? Matau atvirumą, taip, tai viena iš mano programinių krypčių buvo būtent tas atvirumas kūrėjams, žiūrovams,
įvairiems žanrams. Tikslas yra vis tik tai, kad valstybinė įstaiga ir teatras nebūtų užsidaręs. Labai dažnai Lietuvos mastu kalbant, būna įstaigų, kurios formuoja savo repertuarą ir darbuojasi su savo kolektyvu ir teisingai stengiasi užtikrinti savo darbuotojams darbo barus. Mano mintis yra, kad vis tik tai valstybinė įstaiga turi tą aukštesnę misiją, kuomet mes privalome matyti ir kitus kūrėjus. Teatro pastatas, ką tik tai atvėręs duris, nėra tik mums pastatytas, jis yra ir žiūrovam, ir kitiem kūrėjam, kurie galėtų pas mus atlikti tam tikrus savo kūrybinės vizijas, idėjas įgyvendinti ir panašiai. Tai matyčiau tikrai galimybę labai plačią bendradarbiavimo su nepriklausomais kūrėjais, bendradarbiavimo su įvairiais sektoriais, švietimo. Tikrai man atėjus kviečiame į įvairių sričių atstovus į pokalbius, bandome suprasti, ko jiems reikia, ką mes galime dar papildomai daryti, praplėsti savo veiklų spektrą, kad patenkinti visų poreikius. Nes man atrodo, esu tikrai įsitikinus, kad geriausi dalykai gimsta dirbant kartu su kitais žmonėm ir plečiant savo žinias, neužsidarant tik savo srities baruose. Dabar, kaip pasakėt, kad pastatas nebūtų uždaras tik tais pačiai įstaigai, aš galvoju, kad atskiro klausimo yra vertas pats pastatas, kuris po rekonstrukcijos yra, nežinau, tegul vertina specialistai, bet jis tikrai yra originalus. Mano nuomonė įspūdingas, nieko panašaus Klaipėdoje, galbūt ir Lietuvoje, ir galbūt Europoje ir dar plačiau. Tikrai labai išskirtinis, tikrai originalus. Ir aš matau, kad vis dar yra siūlomos ekskursijos po užkulisius. Tos ekskursijos vyksta iki šiol dėl to, kad yra poreikis? Taip, milžiniškas. Milžiniškas. Taip. Iš tiesų mes labai džiaugiamės pastatu ir dažnai sulaukiu šiaip klausimų žurnalistų, ar jums neatrodo, kad žmonės eina dėl pastato dabar daugiau negu dėl spektaklių? Ir aš sakau, aš labai džiaugiuosi, kad jie eina ir dėl pastato, nes, aišku, visų pirma yra kūrinys, į kurį eina, bet kad atėję žmonės gali pasižiūrėti ir Lietuvoje sukurtą architektūrą interjeriniais sprendiniais, tai man irgi atrodo labai didelė mūsų pridėtinė vertė kalbėti ir apie šiuolaikinę architektūrą. Tai irgi yra menas. Tai irgi yra menas, be abejonės. Ir tai, kad Mateikos interjero dizainerių komanda jau laimėjo Lietuvoje ne vieną įvertinimą už šitą visuomeninį interjerą, o šiai dienai yra nominuoti ir pasauliniam apdovanojimo konkurse, kurio rezultatai bus paskelbti dabar rugsėjo mėnesį Majamyje. Tai mes manom, kad tikrai yra didelis įvertinimas šiems kūrėjams, o mes jau kaip kūrėjai, kurie naudojamės šito gražia architektūriniu sprendiniu, galim tik tai prisidėti prie jo puoselėjimo ir sklaidos. Tai tos ekskursijos iš pradžių buvo grupinės, mes kviesdavom atskiras organizacijas, labai tikslingai, pačios organizacijos kreipdavosi, bet tikrai pajutom labai didelį poreikį ir žmonių tiesiog pavienių, kurie nori ateiti pažiūrėti, kaip tas pastatas atrodo. Tai dabar turime visą ciklą irgi ekskursijų, kur žmonės gali tiesiog ateiti su šeima, su draugais, su vaikais ir pasižiūrėti, kaip tas pastatas atrodo viduje, ko nemato atėję tik į spektaklį. Tai tikrai paklausa yra didelė ir turime kiekvieną mėnesį registracijas, tai jau reikia tolyn žiūrėti, jeigu norite dar apsilankyti. Visi, kas nori apsilankyti, turėtų rezervuoti arba siūsti užklausas? Ne, yra bilietai, jie gali pirkti kaip į spektaklį bilietą į šitas ekskursijas. Yra tik ribotas skaičius grupės, nes didesnė grupė užtrunka vedžioti, sunkiau girdėti, tai mes esame apriboję žiūrovus. Optimalų skaičių, kad būtų kokybiška. Beje, įprastai, kai kažkokie tai nauji statiniai, kad ir kas juose įsikurtų, kai atveria duris, dažniausiai pasipila kritika, kad tai tas blogai, tai anas blogai, o apie muzikinio teatro pastatą kažkaip nesigirdėjo. Tai jis
ne tik tais dizainas, architektūra išskirtinė, bet matyti ir kokybę. Jūs spėjote tai vertinti. Tai matyti, jeigu kūrėjai vertino, tai jums belieka tik Jums belieka tik džiaugtis. Bet be abejonės yra, kaip aš sakau, pastatas pradeda gyventi. Jis vieną gyvenimą turi, kol jį stato, ir kitą, kai jau jis užsipildo žmonėmis, tai tam tikrų dalykų išlenda ir mes į juos reaguojame. Pavyzdžiui, turim susitikimus su negalią turinčių žmonių organizacijomis, jiems tam tikri dalykai tinka, netinka, sprendžiam kartu, kaip pagerinti situaciją. Tai daug dalykų iškyla tiesiog iš praktikos ir dėl to mes tikrai nemažai investuojam ir į tam tikras technologijas, kad, pavyzdžiui, su negalia žmonės apsilankę silpnaregiai gali naudoti specialių appsų ir jisai jiems sako, kur yra kliūtis, kad lengviau būtų erdvėje orientuotis, nes mūsų tas mėlynis interjeras jiems yra viena spalva. Bet jis yra išmanus šitas pastatas. Gerai. Nebūtinai jums klausimas kaip naujai vadovai, dar sąlyginai naujai vadovai, bet kaip atrodo, kas yra Klaipėdos muzikinio teatro lankytojas? Minėjot, kad orientuojatės į visą regioną. Kas jis toks yra? Jeigu, verslo terminais kalbant, kas yra? Jeigu piešim kliento portretą, tai čia lankytojo portretą. Kas jis toks yra? Koks tai žmogus? Labai įvairus, žinokit, lankytojas. Mes kaip tik diskutavome, kad Europoje labai stebimas tas senėjimas lankytojų teatruose, tai labai džiugu, kad bent jau Klaipėdos muzikinis teatras tikrai labai įvairią turi žiūrovų gamą, ir senjorai, ir jaunimas, ir vaikai, bet aišku, tam reikia stebėti auditoriją ir galvoti, ką mes siūlome. Tai mūsų atveju tikrai stengiamės, kiekvieną sekmadienį turime spektaklį vaikam, dažną ketvirtadienį turime spektaklį muzikinį tokį projektą kūdikiams. Žodžiu, bandome pasiūlyti įvairovę įvairaus amžiaus žmonėm, kad ir augintis tą žiūrovą, nes jeigu nuo mažumės vaikas nesilanko teatre, tai matyt, jį prikviesti teatrą vėliau bus dar sunkiau. Tikrai stengiamės, kad regionų žmonės galėtų apsilankyti aktyviai, tai pernai metais buvo vykdoma netgi toks projektas, kuomet mes atsiveždavom specialiais autobusiukais žmonės iš regionų. Šiemet esam su regionų savivaldybėmis pasikalbėję apie galimybę ateityje kartu organizuotai vykdyti šitą mobilumo programą, kad regionų žmonės galėtų atvykti pas mus, padedant savivaldybės transporto įmonėms. Nes viena vertus mes patys važiuojame į regionus ir prisistatom ir su simfoninės muzikos koncertais, ir su baleto pasirodymais, bet kita vertus tam tikrų spektaklių tiesiog neįmanoma išvežti į regioną ir norisi tada, kad žmonės juos pamatytų salėje, kurią jie yra sukurti. Tai iš tos pusės tikrai norime, kad kuo didesnį spektrą žmonių apsilankytų teatre. Beje, aš pasakydamas prieš tai, kad nebuvo jokios negatyvios informacijos apie naujai duris atvėrusi teatrą, šiek tiek suklydau, nes buvo negatyvios informacijos. Negatyvi informacija buvo tai, kad negalima gauti bilietų ir kad bilietai yra brangus, bet čia jau matyti kiekvienas į savo pozicijas vertina. Bet iš tikrųjų, susumavus tą tokią informaciją, ji taip persiverčia ir pavirsta į pozityvią informaciją dėl to, kad bilietų nėra. Ir dabar žiūrėjau ateinančius spektaklius, repertuarą šio sezono, tai kai kur jau vėlu. Deja, reikia laukti kito sezono į kai kurios spektaklius. Ką tai sako apie jūsų lankytoją, apskritai apie galbūt čia platesnis klausimas, apie kultūros lygį mieste, regione? Tas faktas, kad bilietai iššluojami tiesiog. Tai viena vertus, jau esu diskutavus apie tai irgi su kolegomis,
Mes turėdami galimybę turėti tą įvairovę žanrinę, galime balansuoti savo programą. Ar ne? Viena vertus mes statome tai, kas mums svarbu kaip kūrėjams, operos, kurios nebuvo dar statytos Lietuvoje, profesionalūs labai atlikimai ir baleto pastatymai, kuriuos jau kažkur pasaulyje kūrė, mes perstatom pas mus garsių choreografų. Žodžiu, tie darbai, kurie reikalauja ir įdirbio pačios komandos ir turi tam tikrą siekį pristatyti geriausius pasaulio kūrinius. Kita vertus, mes girdime iš žiūrovų, mes darome tas apklausas, kad jiems yra ypatingai patrauklios operetės, miuziklai. Tie spektakliai, kurie turi tokį šiokį pramoginį aspektą, ar ne, linksma muzika, graži muzika, daug kostiumų, daug dalyvių scenoje ir tu ateini į tokią savotišką šventę. Tai mes iš tiesų balansuojam repertuarą tiek atsižvelgdami į poreikius mūsų žiūrovų, tiek į tai, ką mes patys norime pasiūlyti žiūrovams, kad augtų jų žinios apie muzikinio teatro galimybės. Tai iš tos pusės, tarkime, operetė šių metų mūsų premjera 1001 naktis, į ją bilietų jau negausite, nes tikrai yra susidomėjimas, yra nuostabi Štrauso muzika, yra daug rytietiškų kostiumų, yra meilės istorija ir tai žmonėm yra patrauklu. Ir be abejonės tas kitas aspektas, kurį žmonės traukia, tai yra pastatas. Ir tai yra mūsų pridėtinė vertė ir mes tą suprantam, kad daugelis žmonių irgi nori ateiti tiesiog ir pastatą pamatyti. Tai kad šita, kaip sakyt, pastato naujovė netaptų pagrindiniu tikslu, mes tikrai labai atsakingai dabar ruošiam jau ateities planus ir stebime, ką mes galim pasiūlyti mūsų žiūrovam, kad išlaikyti jų dėmesį per kultūrinę prizmę. Kita vertus tikrai stebime tą susidomėjimą ir man atrodo, galbūt muzikinis teatras, kadangi spektakliai trunka dažnai iki 3 valandų, nes yra su pertrauka, tai yra ilgas kūrinys, opera ar operetė, formuoja arba grąžina, galbūt net neformuoja tradiciją ateiti į vakarą. Ne, ateiti pabūti tam kultūros vakare. Taip, pasipuošti. Galbūt prieš renginį nueiti su draugais pavakarieniauti, o gal po spektaklio. Išgerti nealkoholinio šampano. Išgerti nealkoholinio šampano, susitikti su draugais, pabūti kartu, pertraukos metu pabūti irgi, išgerti kavos puodelį ir panašiai. Žodžiu, jaučiame tą norą pabūti vakare ilgiau, ne tik tai ateiti į spektaklį trumpam ir bėgti toliau su savo rūpesčiais, bet ateiti į šventę, į tokį šventinį vakarą. Ir netgi iš aplinkinių kavinukių sulaukėme tokių padėkų, nežinau, kad jaučia jie sujudimą penktadienio, šeštadienio vakarais, kad iš mūsų išėję arba prieš mūsų teatras yra kaltininkas judesio mieste. Taip, žmonės renkasi. Tai labai džiaugiamės, kad šita tradicija grįžta, kad žmonės priima teatrą ne tik tai kaip kultūros renginio vietą, bet kaip savotišką socializacijos erdvę, kur tu gali ateiti, pabūti, pabendrauti, sutikti pažįstamą. Tai labai svarbu, kad ta bendruomenė kūrėsi. Mes dabar irgi pasiūlėme tokį pokalbių ciklus. Prieš tam tikrus renginius organizuojame pokalbius su mūsų kūrybiniais darbuotojais, bet kartu ir kviečiamės kokį specialistą, ekspertą iš Vilniaus, Kauno ir panašiai. Iš šalies, žodžiu. Taip, ir norime, ir šitie pokalbiai tikrai sulaukia didelio susidomėjimo ir mes jaučiame tą džiaugsmą, kad kūrėm tą teatro bendruomenę, kuri ateina išgirsti, va to, ką tas Wagneris kūrė, o kodėl jisai kūrė taip, o kas čia buvo. Pabūna, tada eina paklausyti jo kūrinio, tada jau kūrėsi tas savotiškas pokalbio temų laukas ir panašiai. Tai man atrodo labai svarbu, va čia grįžtant prie to pačio atvirumo, kad būtų ta galimybė teatrą pajusti iš visų pusių, pažiūrėti ir kaip pastatą, pamatyti spektaklį, pamatyti nuostabius profesionalius atlikėjus ir kartu išgirsti tam tikras žinias, praplėsti, žodžiu, pabūti tikrai teatre visom juslėm. Grįžtant prie repertuaro 39 sezono, kuris tik prasidėjo teatro,
Didelis sąrašas, platus spektras, o jeigu reikėtų taip koncentruotai apibrėžti, kaip jūs jį pavadintumėte, sezoną jau prasidėjusį. Sezoną. Sunku apibrėžti vienu žodžiu. Įvairus? Įvairus. Geras žodis. Atviras. Atviras ir įvairus. Ir dėja jau kai kur nėra bilietų. Bet netrukus paskelbsim pavasarį, tai galėsite griebti. Tai palaikykime intrigą, kad sekit ir gaudykit, nes čia tikrai yra tas atvejis, kad uždėlsią minutėlę pagalvot galit gerai gailėtis. Taip, šitas tarp kitko rudens, dabar kai taip atsakymui grįžtant, rudens būtent dalis sezono mūsų 39-ojo galėtų būti paženklinta šokio pavadinimu, nes iš tiesų Lietuva mini baleto 100-metį, mes irgi prisidedam prie šito minėjimo, bet taip jau susidėliojo programa, kad turime šį rudenį 2 šokio premjeras ir vyresniai auditorijai ir vaikams. Turime tarptautinę baleto galo koncertą su paroda apie baletą, turime gastroles, mūsų baleto trupė vyks į Nacionalinį operos ir baleto teatrą su spektakliu Kaktusai, vešime baletą Eglę į Estiją, žodžiu, toks daug šokio šį rudenį mūsų teatre. Žodžiu, klausti apie šokį, ar jis toksai, nežinau kokį čia atskaitos tašką imti, bet atrodo, kad jis taip tapo tokia tvirta ir nemaža teatro dalimi. Galima taip sakyti? Galima, tikrai. Ir dabar, kai išgirdau, kad Kaktusus vežate į Vilnių, tai iš kur šis sprendimas? Ar čia poreikį pajutot, ar bandot tiesiog pasiūlyti? Čia draugaujam ir bendradarbiaujam su kolegomis kitais teatrais. Tai Operos ir baleto teatras irgi šiemet minės 100-metį Lietuvos baleto ir jų idėja buvo pakviesti ir iš Klaipėdos muzikinio, ir iš Kauno muzikinio teatro tam tikrus reikšmingus spektaklius parodyti Vilniaus publikai kaip tą dalį Lietuvos baleto. Sakėt reikšmingus, kodėl reikšmingas būtent šis spektaklis? Ar čia atsiliepimai suformavo tokį apibūdinimą, ar kažkokie tai, nežinau, specialistų vertinimai? Tai yra vienas įdomesnių, tokių tikrai turinčių savo specifiką ir vardą ir ypatingą estetiką choreografų Ekmanas, ar ne? Ir tai, kad jo kūrinys buvo perstatytas mūsų trupiai, tai jau yra įvykis, kad tokio lygio žvaigždė sutiko bendradarbiauti su mūsų teatru. Ir kita vertus, tikrai sulaukėme labai didelio susidomėjimo ir tiek ir iš kritikos, tiek ir iš žiūrovų. Ir šitas darbas visada sulaukia didelio dėmesio, tai dėl to mes ir sakome, kad tai yra vienas reikšmingesnių darbų mūsų teatre. Kita vertus, galbūt tai yra vienas iš tų taškų, kuomet tikrai pajutome, kad mes turime stiprią trupę ir galime judėti tolyn ir kviestis tokio lygio choreografus dirbti su mūsų trupe. Ir mums keliamos užduotys neatrodo neįmanomos. Ne, mes tikrai turime labai ambicingų planų. Gerai, kalbant apie planus, jums klausimas kaip vadoviai, atėjot pakankamas laiko tarpas 9 mėnesiai įsivertinti viską, kas buvo, ką galima daryti, pakankamai. Tai dabar įdomu, kadangi esam Klaipėdoje, galim naudoti drąsiai laivo metaforą, tai jūs kaip kapitonė atėjus į tą laivą, kaip galvojat, ar jums dabar tiesiog reikia išlaikyti gerą kursą, ar bus rimtų pokyčių? Čia kalbant jau į tolimesnę perspektyvą. Tikrai galiu pasidžiaugti, kad atėjau į labai stipriai jau užkeltą kartelę ir mūsų tiek ir šokio trupė, tiek orkestras, tiek solistai šiai dienai tikrai džiaugiamės jų pasiekimais ir darbais. Kartelę reiks išlaikyti ir tikrai nenuleisti, tas būres užtraukinėti ir plukdyti tą laivą dar toliau ir ambicingai. Tikrai einant į konkursą jau turėjau parengti 5 metų programą, kokie galimi būtų planai įgyvendinimo.
Tai vienas iš mano tokių galbūt atrankos kriterijų programai yra noras statyti tokius kūrinius mūsų teatre, kurių Lietuvoje dar nebuvo statyta. Tarkime. Tarkime, ir ta pati 1001 naktis operetė dar nebuvo statyta Lietuvoje, bet šiuo atveju sprendimas buvo priimtas jau man atėjus į teatrą, ne mano programoje, bet vienas iš darbų, kurį jau suplanavome ir kuris tikrai bus kitais metais Klaipėdos muzikinėme teatre pastatytas, bus barokinė opera Julijus Cezaris. Tai tikrai kūrinys, kuris koncertiniu formatu yra buvęs statytas Kražiuose berods vieno festivalio metu. Tačiau apskritai barokinės operos mūsų teatruose nebuvo statytos barokinio atlikimo būdu. Tai to istoriniu principu, tai mes būtent statysime pagal istorinį principą, mes pasikvietėm visą komandą kūrėjų, atlikėjų, kurie būtent dirba su barokinės muzikos specifika. Užleisime duobę orkestrinę Klaipėdos kameriniam orkestrui, bendradarbiavim su Klaipėdos koncertų sale, nes jie, kaip žinia, jau ne vieną barokinį kūrinį atlieka, turi ir tam tikras instrumentų galimybės. Taip pat kviečiamės instrumentalistus, kurie gros autentiškais instrumentais, atlikėjai dainuos barokiniam lygyje muzikos. Tai žodžiu, tikrai bandysime pastatyti barokinę operą, kaip jinai turėjo skambėti tais laikais, kai buvo pastatyta. Visada labai įdomus. Sprendimas yra aiškus, bet visada įdomus motyvai. O kodėl to reikia Klaipėdai šiuo atveju? Viena vertus mano programoje buvo, kad norėčiau užtikrinti tą chronologinę irgi įvairovę, kad mes statytumėm ir senuosius kūrinius, ir klasikinius vadinamuosius, ir šiuolaikinę netgi galbūt operą, tai kad galėtumėm užtikrinti tikrai tą platų spektrą kūrinių. Antra vertus, man atrodo, kad jau susidėliojo pakankamai dėsningos ir dėkingos sąlygos. Kaip jau ir minėjau, mūsų Klaipėdos kamerinis orkestras jau tikrai ne vieną barokinį kūrinį yra atlikę ir dirba šioje kryptyje. Antra vertus, netoliese Klaipėdos jau 9 metai vyksta senosios muzikos festivalis dedikuotas baroko muzikai ir jį organizuojantis muzikos vadovas Rodrigo Kalveira. Aš būtent su juo perkalbėjau ir pakviečiau pabandyti pastatyti ir spektaklį muzikinėme teatre, kuris būtų repertuare ir kuris galėtų turėti irgi tą vadinamą tokią aukštesnę misiją, parodyti vis tik tai unikalumą, kaip opera skambėjo baroko laikais, ar ne? Europoje šitas atgaivinimas, renesansas barokinės muzikos yra labai ženklus ir tikrai ne viena opera jau yra atstatoma ir susidomėjimas yra milžiniškas. Tai manau, kad pats laikas ir mums jungtis prie šitos europinės bangos, kaip sakėt, su tuo laivu ir plaukti link tų galimybių, ką mes galime padaryti. Tai vėlgi suprasdami, kad žiūrovam, klausytojam tam tikri skambesio dalykai bus kitokie ir panašiai, mes tikrai planuojame ir visą ciklą paskaitų, pokalbių, kur bandysime pristatyti, kaip ta muzika tuo metu skambėjo, kokie instrumentai groja, kuom jie skiriasi nuo dabar simfoninio orkestro naudojimo instrumentų ir panašiai. Tai žodžiu, turime tokią visą ne tik kūrybinę, bet ir edukacinę programą. Goda taip kalbėjote apie europinę bangą, kad taip ramiai, taip užtikrinti ir taip užkrečiančiai ir tokį įspūdį suteikiant, kad nėra jau tos ribos tarp Lietuvos, tarp Klaipėdos ir sakysim, vakarų Europos. Vis tiek mes kartais turim to šiek tiek provincialumą ir sakom, kad va ten geriau. Jūsų klausausi, turėdamas galvoje, kad jūs ir Europoje esate dirbusi ir gana gerai virtuvę pažįstate, tai tik tais užtvirtinkit. Mes visi esam
nuostabus, visi turim tas pačias problemas. Tikrai iš mano patirties, dirbant su Europos kultūros sostinėmis keletą metų, tai yra viena pagrindinių taisyklių. Ne šventieji puodus lipdo. Mes tikrai turim tikėti tom savo jėgom ir dažnu atveju aš žvelgdama į Lietuvos kultūrinį potencialą galvoju, Dieve, kokie mes nuostabus, kiek mes daug galim padaryti, kokie kūrybiški pas mus yra žmonės. Tai tikrai nevadinkim savęs provincija, o žvelkime drąsiai ir sakykime, kad mūsų tikslas, kad Europa atvažiuotų pas mus pamatyti, ką mes darome. Gerai, palinkėsim, kad kas dar turi tokių galvose minčių, tai meskit į šiukšlinę. Bet tai labai akivaizdu, mūsų teatre 25% darbuotojų yra užsieniečiai. Tai, kaip sakau, pasaulis keičiasi, mūsų kūrybinės pajėgos, žiūrėkit, užkariauja Europą, ar ne, dainuoja pagrindinėse operos salėse mūsų solistai. Tai lygiai taip pat ir užsienio kūrėjai atvyksta pas mus ir nori bendradarbiauti ir dirbti su mūsų žiūrovais, statyti spektaklius mūsų auditorijoms ir panašiai. Tai tikrai negalime savęs užsibarikaduoti ir sakyti, mes čia tik savo darom. Ne, mes darome visiems. Ir tikrai norėčiau, kad po 5 metų, kai mano kadencija baigsis, kad Klaipėdos vardą žinotų dar plačiau, nes man atrodo, su skrajojančiu Olandu tikrai išgarsinam vardą ir Laimos Viliminės iniciatyva sukurtas šis kūrinys, man atrodo, šiai dienai yra viena reikšmingiausių mūsų vizitinių tokių kortelių kultūrinių mieste. Tai norėtųsi, kad tas skrajojantis Olandas toliau skristų. Gerai, tai čia mes pakalbėjom su jumis kaip su įstaigos vadovė, o dabar paskutinis klausimas. Tas pats visiems mūsų svečiams ir klausiu jau ne kaip įstaigos didelės vadovės, o tiesiog kaip klaipėdietės, miesto gyventojas. Ilgai negalvodama, man pasakykit, ko palinkėtumėt Klaipėdai? Drąsos palinkėčiau. Kažkaip tai manau, kad Klaipėda yra ypatingas miestas, tikrai savo istoriją, savo išskirtinumu. Ir man labai norisi, kad mes nesižvalgytumėm, kaip tenais Amsterdame, Paryžiuje ar Londone yra. Mes esame unikalūs. Ir tos drąsos norėčiau palinkėti, kad mes tikėtumėm savo žmonėmis, savo istoriniu paveldu, savo ateitim ir ją kurtumėm. Ir kalbėtumėm apie tam išskirtinumą, kuris yra užkoduotas mūsų miesto. Ačiū už palinkėjimą, ačiū už tai, kad skiriat laiko, kad atėjot, kad pasidalėjot savo mintimis, idėjomis, žiniomis, viskuom. Ačiū, Goda. Ačiū Jums ir laukiam teatre. O mes dėkojame savo žiūrovams. Primenu, kad visas tinklalaidės kaip ir šią galima rasti Vakarų Ekspreso YouTube kanale. Ačiū, kad esat su mumis. Iki kitų kartų.